Aš iš tikrųjų tos dienos visiškai nepamenu, kiek pasakojo, kad važiavome su keturračiais darbo pramogoje ir aš tiesiog nesuvaldžiau ar apalpau ir nukritau nuo kalno. Ir tada jau tiesiog atvažiavo greitoji paimt manęs, nes aš jau gulėjau be gyvybės ženklų, be nieko. Ir tada buvo nustatyta koma. Ir kadangi buvo ištinusios smegenys, turėjau išimt dalį kaulo. Reiškia, tas kaulinis lopas yra implantuojamas į paodį pilvo srityje. Antros operacijos metu jau po keletos mėnesių jis yra išimamas ir grįžinamas atgal į kaukolę. Reiškia, šitoje situacijoje mes taip ir padarėm, bet dėja komplikavosi viskas pūlinga infekcija, reiškia, ir tas kaulinis lopas grąžintas iš pilvo į galvą supūliavo. Ir tokioje situacijoje visą kaulinį lopą mes turėjom šalinti lauk. Reiškia, čia atsiranda niša naujom technologijom, kada pagal kompiuterinės tomografijos, reiškia, rekonstrukciją yra išmatuojamas tas kaulinis defektas ir jisai 3D printeriu yra atspausdinamas iš titano. Kitaip tariant, pacientui yra paruošiamas individualus kranialinis implantas, reiškia, kuris idealiai tinka tam defektui, reiškia, tai defekto uždarimo operacijai. Tai yra pakankamai brangi technologija, dėja šiai dienai, reiškia, nėra nei kompensuojama ligonių kasų. Tada, aišku, prieš kūčias išėmė ir prasidėjo tas vargas, kai mes mąstėm, kur gauti. Tikėjomės dar valstybės, kad padės implantą, nes tai yra žmogui būtinybė, ypač žmogus, kuris dirba išėjusi nuo sausio 3 dienos, išėjus vėl po 3 operacijos, jinai iškart išėjo dirbti, juk tai buvo. Ir mes tikėjomės, kad valstybė padės, bet dėja valstybė padeda socialiniam, kurie nenori dirbti, o žmogui, kuris dirbo nuo 2 kurso, stengiasi, kad būtų lengviau ir man, ir jai, ir nereikia jiem padėti. Kaip paskambinau pagalbos ir man pasakė, kad mes kažkaip padėsim, bet jau nebėra pinigėlių, bet bent jau kažkiek, tai aš taip apsidžiaugiau, galvoju, tai man reikės mažiau skolintis, man reikės mažiau, nors kiek, nors kaip aš visiems sakiau, nors 100 eurų, tai man yra, pagalba didžiausia. Ir kai vieną dieną, gal po poros savaičių, aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, aš gaunu iš Gerdos gydytojo žinutę, sveikinu, Kaukėno fondas apmokės implantą. Aš skaitau ir taip galvoju, ta prasme, ir jis dar palinkėjo gražių Velykos buvo tada. Taip kažkaip nesureagavau, bet už valandos jisai paskambino ir sako, ar jums pranešėm, sakau, taip, bet aš nesuprantu. Sako, mes viską apmokėjom. Aš vėl verkiau iš džiaugsmo, kad mano vaikas vėl, bus kaip ir visi. Nereikės mąstyti apie tai, kaip išeiti į gatvę, kaip tiesiog gyventi. Tai iš tikrųjų taip, po komos, aš atsikėlimo iš komos negalėjau valdyti kairės kojos rankos. Tai gerai, kad buvo čia jau mamai esu dėkinga, kad nusamdė trenerius, kurie tikrai kiekvieną dieną davė man pratimus viską, kad tiesiog atsistatyt. Taip pat, kur sanatorijoje, ligoniai ir lankiausi pas psichiatrus, psichologus tiksliau, nes ir asmeninė mano būsena tikrai nebuvo gera. Kai tu tiesiog atsikeli ir tu negali judėti, tavo gyvenimas dingęs, tai tikrai yra labai sunku kurtis iš naujo viską. O dabar jau raminuosi ir jau gerėja viskas. Iš tikrųjų, žinoma, mamai, nes jinai labai daug prisidėjo, padėjo. Tada draugui, nes jis tikrai buvo prie manęs ir mane palaikė, ramino, ir tikrai suteikė, ir žinoma, draugams ir draugėms. Nes jie buvo kartu, jie mane ir pralinksmindavo, nuramindavo. Tai tikrai, kad noriu padėkoti ir Monvesta įmonei už tai, kad padėjo man gauti trūkstamą implantą, kad turėčiau pilną galvą.